Labą dieną. Vykau dabar į naują vietą, pabandyti nuo kranto plekšnių pagaudyti. Dar neaišku, koks čia dugnas, koks gylis. Tai iš pradžių pamėtysiu tik švinuką pažiūrėti, ar nesikabina. Nes naują sistemą susirišau, gaila nutraukdus iš karto. Pažiūrėsim, kiek čia gylio yra dabar. Turėtų būti apie 20. Kažin ar tiek buvo. Kas dugnas kaip ir neblogas. Ne, dugnas pakankamai geras. Galima dėti sistemas ir bandyti mesti. Žiūrėsime, čia bus plekšnyčia ar ne. Vieta maždaug atrodo taip šiandien. Čia tokia įlankėlė nedidelė. Ganėtinai sena krantinė. Bet dar žvejot galima. Dugno matos akmenų didelių. Bet toliau likti švaru. Kažkas dar blizga mėto. Kol kas nesėkmingai. Žiūrėsim, gal ant dugninės bus geriau. Pasiėmiau įvairių masalų. Plekšnė yra įnoringa. Būna nori to, būna nori to. Tai va bus silkutė, šviežia skumbrė, midijas, šprotai baltės ir krevečių dar turiu. Žiūrėsim, kas čia geriau pasiteisins. Dabar bandyti kabinti. Mano sistemėlę galiu parodyti. Slankiantis švinukas. Uždėjau barškaliuką ant galo. Kalmariukas ir dar viršų vienas pavadėlis. Kitą sistemėlę dariau su 2 pavadėliais, bet abu daug aukščiau bus. Irgi nabėję dėjau kalmariukus. Čia dar uždėjau gumutę, kad nesipintų taip galimai. Žiūrėsim. Skirtingi, nes matyt, kas čia geriau. Ras tokį pagaliuką. Masalai paruošti. Vieną tokį, vieną tokį. Čia dėjau krevetę ir irgi gabaliukas silkės. Bandyti mesti ir žiūrėsim. Tai čia stovėti ne pati patogiausia, bet kažkaip gal pavyks. Pirmas užmetimas. Pradžią, kai visą laiką toli nemetu. Bandyti arčiau. Jeigu nekips, tada galima bus ir toliau met. Gylio tai čia nėra daug. Plekšniai daug ir nereikia. Meškeres užmečiau, dabar kibimo belieka sulaukti. Kas kibimo nėra, tai pabandysiu dar ir guminuką pamėtyti. Gal niekas iškibs. Nori kol kas ir ant guminuko kepti. Reikalau, kol vanduo pakils turbūt.
plekšnė iškibo. Kad vidutinio dydžio paėmint silkę šitą. Gal prasidės? Kokia didesnė užkibus, kažkur įlindo. Išvalas. Reiks reiškia greičiau čia jas trauk kažkaip tai. Stimėlę uždėjau dabar tokią biškį didesnį kablį. Pasikeičiau sistemėlę, užsidėjau biškį didesnį masuliuką. Ilgai laukti nereikėjo, pirmą menkytę nedidukė, bet yra. Viena nutrūko dar, šitą biškį greičiau traukiau, sutraukiau. Bandyt dar vieną. Sikabino. Žiūrėk. Plekšnių nelabai noriu šiandien kepti. Dar kartą gal užmesiu, pabandysiu ir dėsiu didesnį gabalą, nes čia žiūriu, kad menkas visai neblogai kimba. Reiks anabiejai bandyti gaudyti. Dar viena menka užkibo. Ant šviežios skumbrės šį kartą gerai. Reikia paforsuot, kad jau nesėstų į dugną. Kablio aišku nepasiruošęs. Šiek tiek didėja žuvis. Netikėta šitoj vietoj, kad tokias kibs. Visai negiliai gaudau. Bet vat smagu. Ant šviežios skumbrės ima. Leidžiam atgal. Gaudam kitą. Norėjau nuimt plekšnę sistemėlę, uždėt menką. Kaip buvo plekšnė lygtis. Visai padori dar. Na, gal dar kartą užmesiu tada. O, čia paėmė silkę. Plekšnės keliaus į keptuvę šiandien. Tai jau 2 turiu. Dar jeigu vieną pagausiu, bus labai gerai. Užmečiau. Spėjau nusileisti, jau tampa kažkas. Panašu irgi, kad plekšnė. Na, gal pradės plekšnės kibti. Šį kartą panašu, kad kibo ant midijos. Ir šiek tiek liko. Užmesiu dar kartą. Menkas apstojo. Pradės gal plekšnį kibti. Labai gerai. Tu menkai jau atsigaudęs, norėtus plekšnį labiau, iš tikrųjų. Nu, dabar tik užmetus nekimba, neuždėjau naują midijos gabaliuko ir... Nu, turbūt reiks palaukti. Stimtelė. Paleidau.
gerą valandą jokio kibimo neturėjau. Vanduo dabar kaip tik pakilo. Aš specialiai dėl jo ir atvažiavau, kad ant aukšto pakliūt, bet iš ryto, kol buvo žemas, kibo žymiai geriau. Štai keista, bet gal ta saulė čia trukdo, gal dar kažkas. Bandžiau jau visokius masalus, viską. Nieks nenori, nu tai aš irgi žvejot nebenori tada. Žasiu namo. Gana. Mes pasimatysim kitą kartą.